Labiausiai tai pelėsius kaupiasi ant Veliukso arba Veliukso tipo langų. Labai kaupiasi. Nes čia kaip ir nėra tokio gero sprendimo, tai visas langas va užpelės viršus, visos gumos. Čia va visur aplinkui. Žiūrėkit, kas čia darosi. Ten iš apačios. Visur čia užpelyje. Ten iš šono. Viršuje. Čia va kur medis. Visas apipelės langas. Štai ir sekantis langas Veliuksas. Tai realiai praktiškai beveik visi langai tokio tipo jie labai stipriai pelėja, nes jie neturi jokių sprendimų, kaip, tarkim, šičia yra didžiausia problema yra tokia kišenėlė ir šitoj kišenėlė visą laiką susikaupia drėgmė. Tai automatiškai čia viskas pelėja ir labai stipriai pelėja. Ten aišku matau, kad viršų net kerpės užaugusios, tai čia aišku langas buvo nevalytas ilgą laiką. Vaizdelis jūs matot patys koks. Ten, pavyzdžiui, supelės visas net rėmas. Čia va pilna pelėsio. Ten viršui ant skardos, gumos. Ir dar vienas Veliuksas. Trečias, irgi supelės visas. Žiūrėkit, kaip rėmas atrodo. Baisiai. Čia vėl ta kišenė, kur gaudo tą visą vandenį ir viskas ten pelyja. Skarda ten viršų papelyjus. Rėmas visas irgi. Čia aišku mažiau papelyja, nes šitoj pusė saulėta yra. Ir būtent mažiau ir papelyja. Bet principė tai beveik labai panašiai kaip ana pusė. Pažiūrėkit viršus kaip rėmas. Kur drėgmės gauna, tai ten stipriai supelė. Ten viršui skardos dalis. Gal ten prasčiau matosi.